Turime dar kelias minutės ir reikėtų pašnekėti apie vieną tokį dalyką, o būtent apie ryšį tarp seniau studijuojančių žmonių ir naujų. Būtent klausia nauji žmonės, kurie sako, kad iš tikrųjų įprastame gyvenime mes irgi pripratę, kad tiek mokykloje, tiek universitete yra tam tikri etapai ir žmogus pradeda nuo pirmo lygmens ir paskui žengia tolesniais. Matome tą etapiškumą visose faktiškai institutuose mūsų kasdienio gyvenimo. Ir daugelis sričių yra labai, kaip čia, suetapuotos. Ir kongrese iš tikrųjų irgi šiek tiek keistokai yra. Kai aš naujas žmogus atvykstu ir ten kongrese yra žmonių, kurie 14 net metų studijuoja ir kaip kartu mums bendradarbiauti, veikti, kaip lygiems netgi. Dvasingume yra formos atitikimas, savybių atitikimas, kad meilė gali sklisti tik tai esant panašumui pagal savybės. Jeigu mes esame lygus būtent tame. Ir Rabašas savo straipsniuose rašo apie tai, kad jeigu aš jaučiu save aukščiau kitų draugų, aš niekad negalėsiu gauti iš jų jokio įspūdžio. Tai tiesiog liks manie ir viskas. Nes jei aš juos laikau didesnius, didingesnius už mane, būsiu jų atžvilgiu kaip vaikas prieš suaugusi ir iš tikrųjų žavėsiuosi ir sakysiu, wow, kokie jie dideli, kokius dalykus jie daro. Ir iš tikrųjų tokiu tik tai būdu galėsiu turėti norą dvasingumui, vystymuisi dvasiniam, tiesiog troškimą turėsiu vis naujai atrasti dalykus, vis naujus atskleisti, tiesiog naują didybę draugų. Ir iš tikrųjų matome tai ir iš mūsų kasdienio gyvenimo pavyzdžių, kad kai žmogus kažko tai siekia ir būtent mato vieną ar kitą dalyką savo kolegose arba bendradarbiuose, kad jie yra profesionalesni viename arba kitame įgūdyje. Aš to siekiu ir tokiu būdu galiu tobulėti. Ir kongrese naujai atvykstantys žmonės, matydami kitus draugus jau studijuojančius kurį laiką, matydami juos kaip didžiulius, tiesiog gerinčius kiekvieną judesį, kiekvieną žodį, kiekvieną veiksmą, kurį atlieka tie draugai, tiesiog išsiaiškina ir gauna viską, tiesiog pilnai išnaudoja tą laiką kongrese. Ir iš tikrųjų neįmanoma kongrese dalyvauti pilnai, ištirpti toje aplinkoje, ištirpti drauguose, jeigu nematysime draugų kaip pačių didžiausių žmonių visoje žemėje. Ir visiškai lygiai taip pat turėtų elgtis kiekvienas draugas atvykstantis į kongresą. Nematyti ir veteranų, ar naujesnių, visi mes esame lygus. Tačiau nežiūrint į tai, į veteranus galima žiūrėti ir sugernėti viską, visą jų patirtį, tiesiog žiūrėti, kaip jie tai daro. O iš naujų žmonių būtent semtis to noro, užsidegimo, bet visi mes esame lygus ir lygus kame, būtent didingume ir mūsų galimybėse susivienyti, padėti vieni kitiem, tiesiog įkvėpti vieni kitus, sugerti tai, ką vienas kitam galim duoti, būtent matant visų draugų pastangas, atskleisti kūrėją, tiesiog tarnauti kitiem draugams. Ir kas gražiausia, kad
kiekviename rate mes sukursime tą mišinį iš tų studentų, mokinių, kurie 5 ar 10 metų studijuoja kabalą ir tų, kurie ką tik atėjo dabar tik tai. Ir pamatysi, kaip tai veikia, kad tai iš tikrųjų garantuoja sėkmę rate. Ir nesvarbu iš tikrųjų kokie skirtumai, kiek kas studijuoja, viskas susilieja, visi išsiaiškinimai tiesiog sulimpa į vieną didelį jausmą. Svarbiausia, kad visi iš tikrųjų pasidalintų tuo, ką turi geriausia, ką gali įnešti ratą ir tokiu būdu mes auksime visi kartu. Taip, iš tikrųjų, visi yra labai svarbu šiame kongrese. Ir iš tikrųjų, tarkim, aš studijuoju kelis metus ir tiesiog daugelio dalykų pradedi nevertinti ir tiesiog tai tampa įprasta. Ir iš tikrųjų, kai pažvelgi kartais, kaip žmogus ateinantis į kabalą, kiek jisai praeina, kiek daug pokyčių įvyksta, kaip jisai ypač pradžioje sugerinėja viską, ką jisai gali pamatyti geriausio iš draugų, visą tai mes galime gauti iš tikrųjų būtent kongrese, tai yra geriausia galimybė, ką grupė sukūrė, ką kiekvienas draugas gali nešti į ratą, į grupę, į bendrą kongreso atmosferą. Būtent galim pamatyti, ypač ir gale kongreso, kad iš tikrųjų nelieka jokių skirtumų tarp draugų. Tiesiog verta pasinaudoti tą galimybę būti pačiu mažiausiu rate ir sugerti viską, kas yra geriausio rate, grupėje. Ir visi jūsų žingsniai pradeda nuo paties pirmojo, ar atvažiavus, ar dar iki kongreso, bus labai svarbu šią prasme. Tiesiog ieškant tų sunkiai kartais galbūt pastebimų, bet labai svarbu dalykų drauguose, nežiūrint to, kiek jie studijuoja, kokie jie yra. Ir iš tikrųjų daug ko kitų metų net ir gali neįvertinti, būtent būdamas galbūt ir toliau nuo draugų, o čia matydamas tokią įvairovę atvykusių žmonių